Kūdikystėje mikrobiotos pusiausvyrą gali sutrikdyti ne tik ligos ar vaistai, bet ir stresas, miego trūkumas, net mamos mitybas žindymo metu. Todėl kalbėdami apie imunitetą, kalbame ir apie visą aplinką. Nuo to, ką vaikas valgo ir kur būna, iki to, kaip jis miega, kaip jaučiasi, kaip su juo bendraujama. Ką tai reiškia kasdienybėje? Kad imuniteto negalime sustiprinti vienu sirupu ar papildais. Imunitetas formuojasi per visumą – žindymą, buvimą lauke, kokybišką miegą, visavertį maistą ir kontaktą su aplinka. Ir žarnynas čia tarsi pagrindinė treniruočių aikštelė. Tyrimai rodo, kad būtent per pirmąsias 1000 gyvenimo dienų formuojasi ne tik žarnyno, bet ir imuninės sistemos braižas. Ką tai reiškia praktiškai? Kad nuo pirmųjų dienų turime galvoti ne apie tobulą sterilumą, o apie pusiausvyrą tarp natūralios mikroaplinkos, sveiko maitinimo ir per didelio kišimosi, kai jo nereikia. Kai vaiko žarnynas sveikas, mikrobiota įvairi ir aktyvi, tada imunitetas geba reaguoti tiksliai ir tinkamai. O tai yra svarbiausia sąlyga ne tik apsaugai nuo virusų, bet ir nuo per stiprių ar klaidingų imuninės sistemos atsakų. Taigi, kalbėdami apie vaikų imuninę sistemą, galvokime ne apie tai, kaip ją stiprinti, o apie tai, kaip sukurti palankias sąlygas jai bręsti ir veikti tinkamai. Tai kasdieniai, mažais žingsneliais daromi sprendimai, kurie ilgainiui duoda didelį rezultatą.